Vadovaudamasis tarybos veiklos reglamento, šiandieną įteikiau savo padėjėjam pažymėjimus, kuriais aš pasitikiu ir kuriais, manau, pasitikės ir miestiečiai. Ir iš tikrųjų aš kaip tarybos narys gausiu tikresnės, išsamesnės informacijos. Todėl labai šiuo reglamento punktu džiaugiuosi tokiom galimybėm. Ir manau, kad kaip partija, kuri siekia tiesioginės demokratijos, tai čia viena iš mažų dalelių susidedančių į didelę puokštę. Ir tai tik tos tiesioginės demokratijos kelio pradžia. Ir dabar apie savo tokią trumpą prisistatymą, jie kiekvienas atskirai jums ir pasisakys. Tai dėkuoju iš karto ponui tarybos nariui Jonui Balčiui už pasitikėjimą, kad mes tikrai jau dirbam kartu ir bendraujam ne vienerius metus. Ir aš tiesiog man labai sunku būtų pasakyti, apie ką aš galėčiau padėti viso miesto gyvenime ir konkrečiai jūsų darbe. Todėl, kad teko tiesiog visas sritis nagrinėti ir spręsti, dirbant žiniasklaidinį darbą, tai visus klausimus. Netgi sutikdavau tokių žmonių, kurie sakydavo, kaip jūs galite apie visas sritis rašyti, nes galima susigaudyti tik vienoj srity. Bet kitą kartą užtenka tiesiog kažkokio tai, tokio postumio, tik tai klausimo, tik tai ten žmogui nueiti, parodyti, kur nueiti. Kitą kartą užtenka patarti, kur nueiti. Ir daugeliu atveju, juk žurnalistas sprendžia ne tik tos klausimus, apie kuriuos rašo. Tai aš ir visą visuomenę norėčiau paraginti pirmą dalyką netylėti, o išsisakyti ir ateiti ir bendrauti ir pasiskambinti, susitikti su mumis. Nes tikrai mes gyvenam, manau, demokratiniai šaly, kur galima daug ką išspręsti ir viešumo pagalba. Šiaip tai Alytuje gyvenu jau virš 30 metų ir miesto problemas šiek tiek žinau, bet truputį geriau žinau švietimo problemas, švietimo reikalus. Kadangi šioj srityje dirbu ilgą laiką, todėl manyčiau, kad savo veiklą, savo mintimis, savo darbais galėčiau būtent šitoj vietoj daugiausiai pasidarbuoti, o kadangi kiekvienas praktiškai miesto gyventojas kažkuo tai su švietimu susijęs, ar tai tiesiogiai jų vaikai eina į mokyklą, ar galų gale pažįstamų, kaimynų vaikai arba anūkai, tai šioje vietoje reikia geros, kai sakoma, informacijos, problemų, kurias ruošiamės spręsti arba reikia spręsti gero parengimo, gerų sprendimų, todėl manyčiau, kad šitoje vietoje aš galėčiau tarybos nariui patarti arba paruošti tam tikrą informaciją būtent švietimo klausimais. Na, o kiekvieną miesto gyventoją raginčiau, kad jie būtų aktyvūs, kad jie rašytų, skambintų, užeitų, siūlytų savo nuomonę. Ir tada galbūt ieškodami bendrų kartu sprendimų rasime tokius sprendimus, kurie bus labai priimtini visam mūsų miestui Alytui, kiekvienam gal žmogui atskirai. Miestiečiai, kurie nori, kurie turi įvairias problemas, jie gali kreiptis ir, aišku, tiesiogiai į mane, ir tiesiogiai arba tiesiogiai į mano padėjėjus, tai Valdą Račkauską, Gytę Slavickienę, elektroniniais paštais, telefonais, asmeniškai. Ir jūs turite žinot, kad ta visa informacija bus danešta iki manęs, kaip tarybos nario, kur aš tikrai ieškosiu būdų, kaip tas problemas spręsti ir kad tai turėtum visi kuo geresnės sąlygas ir aplinką gyventi ir sakykime, ir verslą, ir kurti geresnę gyvenimo aplinką.